Labas rytas. Kaimo akademija sveikina visus ir šį kartą siūlo tokias temas. Permainingi žiemos orai kelia nerimą žiemkenčių augintojams. Pasėlių būklę laidoje vertins mokslininkai. Žemdirbiškas Zovių giminės tradicijas toje pačioje sodyboje tęsia jau 4. kartą. Kas darbščius žmonės sulaiko kaime? Artėjant pavasario darbymečiai, ūkininkai jau ruošia savo techniką. Ką pataria specialistai? Baldžiaus profesiją turintis Algimantas Baronas keletą metų gamino medinės tulpes, dabar vėl imasi baldų gamybos. Kviečiame žiūrėti Kaimo akademiją. Lietuva nuo seno garsėja žemdirbiškomis tradicijomis. Šioje sodyboje žemdirbiai gyvena jau daugiau kaip 100 metų. Dabar čia šeimininkauja 4. kartą. Prie namo mus pasitinkantis Valdemaras 3. kartą Zovių giminėje dirbanti žemė. Dar tariantis dėl susitikimo sodybos šeimininkas sakė, kad neturi ko pasigirti. Ūkis paprastas, technika irgi neblizganti vakarietiška, žemės prastokos. Bet dairantis po kiemą greitai įsitikinė, kad čia sumaniai dirbama jau daugelį metų ir šeimininkai turi ko pasididžiuoti. Dabar ūkyje be jokios sodybos 300 hektarų žemės, trečdalis jos jaunojo ūkininko Ernesto, tai jau 4. kartą, kol kas baigianti mokslus Žemės ūkio universitete. O Valdemaras su žmona Vilma prižiūri 100 galvijų, melžia 20 karvių, augina javus. Prieš porą metų ūkis buvo pripažintas geriausiu rajone. Tai patvirtina ir daugybė apdovanojimų. Vis tik įdomiausia, kas laiko darbščius ir sumanius žmonės kaime ir tarsi neleidžia ieškoti lengvesnio gyvenimo mieste. Tėviškė tikriausiai turi būti pirmoji vietai, kadangi čia ir seneliai gyvena, ir tėvai užauga, ir visą vaikystę praėję šitoj sodybai, tai prisirišimas jau čia kaip ir pagrindinis buvo prie Krylių kaimo, prie šitos žemės konkrečios, prie seni draugai visi tie patys, viskas niekur kaip ir nebuvo minčių toliau išvykti, viskas buvo lyg tai nuplanuota iš anksto. Mano tėvai taip pat iš kaimo ir aš pati iš kaimo esu ir gal tik iš pradžių norėjom, kad čia atėjau gyventi, atitekėjau aš čia. Norėjom gal gyventi kaip jauna šeima atskirai, bet vyras ne, konkrečiai iš gimtų namų niekur jis neėjo ir taip ir pasilikom kaime. Pradėjom irgi nuo 2 karvyčių patys, 1 traktoriuką turėjom, bet paskui ir karvytės daugėjo ir viskas, ir atsirado šeima ir mūsų sūnus nuo 5 metukų pradėjo traktorių vairuoti, padėjo jau. Taip ir pasilikom, dabar tiesiog nesinorėtų niekur. Vis dėlto žemės ūkis labai yra sudėtingas ir neprognozuojamas dalykas. Labai nuo viską priklauso, tai iššąla, tai kai nereikia lietaus prilyja, kai reikia lietaus visada sausra būna, viskas atvirkščiai, kaip atrodo turėtų būti. Betgi atrodo viską. Žiūrim, kad galvom geriau bus ir pragyvenam. Su mintim, kad viskas geriau turi būti. Gal čia visi atrodo turi tiek turėti kantrybės, kažin kokias geležinės nereikia tam žemės ūkiui. Nugi, vieną dieną geresnė būna, kitą dieną blogesnė, bet vis tiek, kurie dirba, tai man atrodo, kad pragyvena tikrai ne taip ir blogai. Ūkyje abu visus darbus moka, dar vaikai kartais pavaduoja ir tik darbymečių metu talkos prireikia. Valdemaras prisipažino, kad nemėgsta rizikos ir geriau kukliau, bet ramiau tvarkosi ūkyje. Todėl ir europinę paramą menkai pasinaudojo. Nitrato direktyva padėjo prie fermo pasitvarkyti. Tiesa, sūnus jaunajam ūkininkui įsikurti paramos gavo, bet tai ir viskas. Parama, aišku, pinigai palyginus yra labai dideli, ateina, bet, kas sugeba pasinaudoti, nėra ką pyksta žmonių, jeigu jie sugeba tą paramą pasinaudoti. Aišku, jį yra daug ir apie mums čia yra daug ir galim, sakykime, miestiečių tų vadinamų. Jie pinigų turėjo, supirka tą žemės visas, viską ir minimaliai jas apdirbdami gauna išmokas, o mes, kaip sakant, dirbdami gal ir ne tiek gaunam, bet čia kiekvienas savo žiūri varpinės, kaip sakant. Jeigu jiem gal taip geriau, gal jie ateityje pradės dirbti, gal vėl ką turi suplanavę. Mesgi stengiamės kaip žemdirbiai būti, kad žemė turi būti apdirbta, iš jas nauda pasiekta, ne tik pinigai. Aš taip nebūna, jeigu šiandien nepadariau, padarysiu rytoj. Jeigu šiandien nepadariau, rytoj lietus lis, nei šiandien pjūtė, viskas atlieka, gal savaitė, gal kiek, pieva pjūtė lygiai tas pats. Čia eini taip, kaip suspėjai ir negali pasakyti, kad rytoj.
darom silą su ne rulonais vadinamais, bet tranšėjose, tai būtinai mums turim per 2 paras panašiai padirbti. Tai vat reikia suplanuoti, kad technika negestų, kad oras geras būtų, viskas. Paklausti apie giminės tradiciją, žemdirbystės verslo tęsimą 4. kartos atstovų ir Vilma, ir Valdemaras neabejojo. Neliks be nieko, be gaspadoriaus ūkis, tai va taip ir turi tęstis, kaip iš anksčiau buvo viskas. Taip norėtųsi. Taip norėtųsi, kaip bus sudėtinga pasakyti. Lygiai taip pat, jeigu būtų visi pastatai viskas kaip kolūkių laikų, būtų labai gaila. Atrodo, nemažai ir laiko, ir pinigų sudėta pastatus statant, bet kas ten žino, kaip toliau bus. Sakykim, kad ir gyvos jie visada. Ir gyvos gražiai. Taip galima sakyti, apžiūrint nuotraukas, kuriuose ūkininko sodyboje vasarą žydė gėlės, o žiemą šeimininkai randa laiko kitaip papuošti savo namus. Sėkmingam žemės ūkio technikos darbui įtakos turi laiku atliktas techninis aptarnavimas, kasdienė mašinų priežiūra. Tai iki minimumo sumažina tikimybę išeiti technikai iš rikiuotės tada, kada jos labiausiai reikia. Ką reiktų apžiūrėti kasdien, ką gali padaryti pats ūkininkas, o kam vertėtų kviesti specialistą? Apie tai dabar ir pasakosime. Žemės ūkio technika dirba ekstremaliomis sąlygomis. Bekelia užterštas oras, nenuspėjamos meteorologinės sąlygos ir jų padariniai veikia mašinas. Žemdirbiai, kurie kasdien rūpinasi technika, net ir tokiomis sąlygomis turi patikimą pagalbininką. Ūkininkas Rimutis Razma visą ūkių reikalingą techniką įsigijo gavęs ES paramą ir įgyvendinęs 5 projektus. Beveik 300 hektarų gyvulininkystės ūkių reikia daug ir galingų mašinų. O technika šiandien be servizo yra sunku eksploatuoti, arba jei darbymetį brangi yra 1 valanda, o jei nėra servizo, tai prarandi laiką, prarandi technikos darbą. Techninę apžiūrą atlieka Litagros servizas. Užtat, kad pačiam nelabai yra galimybės ir su šiuolaikinė technika be prietaisų yra turbūt neįmanoma. Gali ten padangą pripūsti, patikrinti slėgį padangoje, teis prižiūrėti, nuplauti, o ten visus technikinius aptarnavimus reikalinga, kad atliktų specializuota įmonė. Nežiūrint to, kad techniką aptarnaujančios įmonės visada pasirengusios pagelbėti ūkininkams, yra kasdienių priežiūros darbų, kuriuos turi atlikti pats ūkininkas. Kokias technikos vietas, kokius mazgus turėtų ūkininkas pasižiūrėti kasdien, kad jo technika visą laiką sklandžiai ir gerai dirbtų? Pasižiūrėti alyvos lygį variklyje, kad būtų jau čia kiekvieną dieną, pavarų dėžiai variklis to tepalo lygį ir dirbant dulkėtose sąlygose reikia oro filtrą kiekvieną dieną žiūrėti ir radiatorių pažiūrėti, kad nebūtų apneštas, kad būtų švarus. Tai čia priklauso kasdieną žiūrėti. Nu ir taip apžiūrėti bendrą stovį, kad nebūtų. Tepalų nėra kur pribėgė, kurą kar neleidžia, kuro sistema tvarkoja ir viskas. Taupydami ūkininkai laiku nepakeičia tepalų, užmiršta patikrinti aušinimo skysčio lygį, o tokios smulkmenos netrunka atsigręžti kitų galų. Mašinos sustoja tada, kada jos reikalingiausios. Tokius sudėtingesnius darbus kaip diagnostika, kaip visos mašinos perpatikrinimą, pasiruošimą sezonui, netgi ir tokius paprastus darbus kaip filtrų keitimus, tepalų keitimus. Tiesiog patikėt šios firmos servisui, kurį galėtų tą atlikti kokybiškai. Ūkininkui vertėtų švariau laikyti techniką, stebėti, ar kur nelaša tepalai ar kuras. Kuro arba tepalo aplaistytas variklis kaip magnetas traukia dulkes, todėl laiku jų nenuvalius variklis lėčiau vėsta. Yra tokių mazgų, kurie negali patys padaryti ūkininkai. Elektronikos daug yra, daug visko, kur reikalinga būtina serviso pagalba. Kas kiek profilaktiškai turėtų ūkininkas kreiptis į serviso specialistus, kad jie detaliai peržiūrėtų techniką ir atliktų visus reikalingus dylančių detalių pakeitimus, sakykime, atnaujinti? Šiaip tai, kas 600 valandų technikinę darant, tai, nes daugiausia kreipiasi, kad mes atvažiuotumėm padaryti, o šiaip tai kas 1200 jau būtinai reikia, nes didelį technikinį tai viską apžiūrim.
Vienas iš pirmųjų pavasario darbų – vasarinių sėja. Dažnai tenka gaudyti valandas, kad laikus spėtum pasėti. Reikėtų atsižvelgti į tokias mašinas kaip sėjamosios, kurios yra gan sudėtingos šiuo metu. Jos yra pilnos elektronikos, vėl kompiuterinė dalis. Ir labai dažnai būna, kad po žiemos, po tam tikrų temperatūrų svyravimų, tų mano jau paminėtų kenkėjų, ūkininkas susiduria su problema. Arba jis primiršta šiek tiek po praeito sezono, kaip reikėtų atsistatyti savo kompiuterį, konfigūruoti, kaip reikėtų vėlgi nustatyti sėklos normą, kadangi žinom, kaip tik prasideda pavasarinis darbas, tai tik spėk darbuotis ir suktis. O Šakių rajono ūkininkas Gintautas Orintas labai galvos nesuka dėl technikos. Prukštuvas jau 7 metai ūkininkų dirba ir tik šiemet rimtesnio remonto prireikė. Artėjant darbymečiui, kokie darbai dar laukia prie technikos? Ką nors reikės daryti, žiūrėti, tikrinti? Šiek tiek reiks siurblį šitų remontuoti, pernai čia keitėm, kai ką dabar reiks šitą, ir paskui trašom reiks purštukus pakeisti, tai trašas kai laistamot. Tai dar, kiek matau, jūsų technika ūkiai yra gana nauja, neseniai įsigyta? Tai tik tai tokie trumpi ir remontai būna. Trašas, kai labai laistai, daug greičiau viskas išeina, tai va tokį pasidaro, tie vožtuvėliai pakeisti. Matot, čia yra peilukų, jeigu bus nudilę, pakeisime. O ar dažnai dyla kombaino hedrio peiliukai? O peilukai jau kokių geležų papuola laukia, tai čia jau. Jau tiesiog ekstremalių sąlygų reikia. Vietų, taip. O šiaip visą laiką atsargoj turit ir čia jau nėra? Atsargau visada būna. Ruskai technikai tai viską tvarkydavo. Viską patys, pats inžinieriai pats. Jau šitas neina. Tai ar gerai tokia protinga technika? Gera, labai gera technika. Gera technika. Technika tai labai puikiai, žinokit, tai geriau, kai su lengva mašina važiuoti atei dirbti. Tai vyrai labai patenkinti visi. Ūkininkai saugo naują techniką, stengiasi ją laikyti pastogėje. O čia prieglobstį žiemai randa graužikai. Elektros instaliacija ir jungiamosios dalys jų mėgstamos. Kiekvienas mechanizatorius, kuris dirba su technika, pastoviai turi atkreipdėmėsi į atsirandančius pašalinius garsus ir tikrinti tepalus, parodymus, prietaisų pačioje technikoje. Čia, kad išpūst geriau, kad eitų, tai čia atsidaro radiatorius, lengviau praeit, išpūsti oro, kada dirbu ten laukuose užneša ir šieno dulkėm ir visą kitą. Reikia nepamiršti, kad geras technikos darbas didžiąja dalimi ūkininkų rankose. Norint, kad ji ilgiau tarnautų, reikia nuolat ją rūpintis.